Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas. Laida Mokslo langai. Žarnyno mikrofloros pusiausvyra pažeidžiama vartojant antibiotikus. Kada patartina vartoti gerąsias bakterijas? Geriant antibiotikus ar po antibiotikų vartojimo? Jeigu taip žiūrėti, tai antibiotikas yra aktyvi molekulė, kuri veiks ne tik tą mūsų ligos sukėlėją, bet aišku veiks ir probiotikus. Galbūt reikėtų gerai žinoti, kokios grupės antibiotikas, kokius mikroorganizmus jisai veikia, gram teigiamus, gram neigiamus, ar tai yra priešmeles, priešgrybiniai antibiotikai ir panašiai. Ir tada bandyti pasirinkti probiotikus. Jeigu taip jau atsitiko gyvenime, kad turim betalaktaminius antibiotikus, kurie veikia peptidoglikaną, tai tikėtina, kad ir mūsų tuos probiotikus irgi veiks, nes mūsų tie probiotikai irgi yra gram teigiami. Tai galbūt tada reikėtų didesnį dėmesį skirti probiotikų vartojimui po antibiotikų, siekiant atstatyti. Bet jeigu mes turime disbiozę, viduriavimą vartojant probiotikus, galima galbūt pasirinkti Saccharomyces boulardii, kurios neveikia, nes Saccharomyces boulardii yra eukariotinis mikroorganizmas ir betalaktaminiai antibiotikai jų neveikia, tai galbūt mes ir galim vartoti. Čia viskas priklauso nuo to, kokius mes tos probiotikus pasirinksim ir kokie tie antibiotikai yra. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas. Laida Mokslo langai.